Aš esu Inga Kupčiūtė, Agrosektoriaus verslų asociacijos prezidentė. Ir šiandien svečiuose mes turime Eveliną Gucickaitę, kuri yra Migracijos departamento vidaus reikalų ministerijos direktorė. Sveiki, Sveika prisijungus, Evelina. labas Inga. Tai šiandien tada truputėlį pasakysiu, ko mes čia susirinkom. Mes susirinkom pabandyti išspręsti arba paaiškinti vienos problemos sprendimą, kadangi žemės ūkis dažnai susiduria su darbuotojų trūkumu, ypač sezono metu. Mes, aišku, suprantame, kad kartais darbuotojų trūksta nuolat, kad jų trūksta ir ne sezono metu, bet sezono metu ypač dideliuose ūkiuose yra didžiulis paaštrėjimas. Kai Lietuvos rinkoje jau neberanda ūkininkai ką samdyti, tiesiog fiziškai nebėra žmonių galinčių ar norinčių dirbti, tokiu atveju dažnai atsigręžiama į galimybę atsivežti darbuotojus iš užsienio. Tad kaip tai padaryti paprasčiau, ar kaip tai, kad būtų aiškiau padaryti, šiandien mums papasakos Evelina. Tai Evelina, kaip galima atsivežti užsienietį darbui ūkyje? Na tai išties yra du kanalai pagrindiniai. Vienas toksai trumpalaikiam darbui atsivežimas, kitas kanalas ilgesniam laikui atsivežimas. Tai aš bandysiu greituoju būdu perbėgti ir pristatyti šitos du būdus. Na, aišku, tas visas detalės bus galima rasti internete ir pasiskaityti, nes aš manau, šiandien esmė yra parodyti, kad atsivežti užsienietį nėra jau taip misija neįmanoma ir kad tikrai pasidomėjus tą galima padaryti. Tai Inga, aš pasidalinsiu savo ekranu, kad netuščiai kalbėčiau, o parodyčiau iš karto, kur galima nueiti ir susipažinti su visa informacija. Taigi, kalbant apie užsieniečio atsivežimą, pirmas puslapis, kur visada reikia eiti, tai rekomenduoju eiti į puslapį migracija.lt. Tai yra migracijos departamento puslapis, kur yra tiek teikiamos elektroninės paslaugos, tiek teikiama informacija. Ir pirmiausia, iš karto reikėtų eiti į informaciją apie paslaugas. Ir čia yra pagal grupės išdėliota visa informacija. Tai kadangi mes kalbam apie ES piliečių įdarbinimą aš net nekalbėsiu, nes jis visiškai nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos piliečių įdarbinimo, tai ir be to ES piliečiai nelabai važiuoja pas mus dirbti. Tai kalbėsim apie trečiųjų šalių piliečius, kuriuos mes čia pavadinom kitų šalių piliečius. Tai paspaudus čia yra visa informacija, kur galima pasirinkti ir pasiaiškinti, kaip atsivežti užsienietį. Taigi, kalbant apie žemės ūkio sektorių, kaip sakiau, yra du kanalai. Vienas kanalas, tai vadinamasis sezoninių darbuotojų kanalas, tai yra imigracijos kanalas pagal ES sezoninių darbuotojų direktyvą. Sezoniniai darbai, jie yra apibrėžti, tai yra darbai, kurie gali vykti tik tai priklausomai nuo sezono. Na, pavyzdžiui, sėti grūdus galima tik tai sezono metu tu negali žiemą sėti. Arba tenai pjauti jau išaugintą derlių tu gali tik tai vienu metu. Tai tik tokiem sezoniniam darbam ES yra numačiusi specialią imigracijos schemą. Galima atsivežti, taigi užsieniečiai pagal tokią schemą atvyksta su vizom. Tai jeigu darbas yra išties labai trumpas, tik tai iki 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, tai čia yra aprašyta situacija, kaip galima gauti Šengeno vizą. Tai yra užsieniečiai norintys atvykti į Lietuvą su Šengeno viza, dirbti sezoninių darbų, turėtų gauti Šengeno vizą, kurią išduoda Užsienio reikalų ministerija, ne migracijos departamentas. Ir kuo šis kanalas yra išskirtinis, kad reikia prieš tai gauti leidimą dirbti. Tai yra darbdavys prieš kviesdamas užsienietį turi pirmiausia užimtumo tarnyboje registruoti laisvą darbo vietą. Visa tai yra aprašyta užimtumo tarnybos puslapyje.
Štai yra speciali skiltis, būtent leidimai dirbti sezoniniams darbuotojams. Čia tokia navigacija sudėtinga, bet va čia apie trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą ir leidimai dirbti sezoninį darbą užsieniečiams. Ir va čia viskas yra aprašyta. Pirmiausia, reikia registruoti darbo vietą, darbo pasiūlymą, ieškoti vietos darbuotojo ir jo neradus, tada darbdavys turi kreiptis į užimtumo tarnybą, užpildyti ten reikiamą formą ir gauti leidimą dirbti konkrečiam užsieniečiui, kurį jis nori pasikviesti. Gavęs leidimą dirbti, užsienietis jau gali kreiptis į mūsų ambasadą užsienyje arba į vizų centrą ir gauti Šengeno vizą. Vizų centrai yra išvardinti Užsienio reikalų ministerijos puslapyje, einant į urm.lt arba keliauk.urm.lt. Va čia yra šalys išvardintos, kuriuose yra vizų centrai. Jeigu nori atvykti ilgesniam laikui nei 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, tai yra ilgiau nei 3 mėnesiam, tada užsienietis turi gauti nacionalinę vizą. Nacionalinę vizą jau išduoda ne Užsienio reikalų ministerija, o Migracijos departamentas. Vėlgi, jeigu užsienyje, tai yra per išorės paslaugų teikėjo centrus, jeigu Lietuvoje, tai Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuje. Aišku, atvažiuoti į Lietuvą sudėtinga, tai dažniausiai reikės kreiptis per išorės paslaugų teikėją. Nacionalinė viza išduodama maksimum metams, bet apskritai sezoninio darbo leidimai išduodami maksimum 6 mėnesiams. Tai yra Lietuvoje atsižvelgiant į sezoną, ilgiau nei 6 mėnesius dirbti sezoninio darbo neįmanoma. Taigi, priklausomai nuo darbo pobūdžio, išduodamas leidimas dirbti ir pagal to leidimo gyventi galiojimo laiką išduodama nacionalinė viza. Visi reikalavimai, kaip gauti tą nacionalinę vizą, štai yra, noriu atvykti ilgiau nei 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, darbas, noriu gauti nacionalinę vizą. Va, specialiai yra aprašyta, ką reikia padaryti, kai atvyksti dirbti sezoninio darbo. Tai anksčiau šita schema turėjo būti labai greita ir paprasta, bet jinai tapo palyginti su ta kita schema, kurią pristatysiu, dabar jinai tampa šiek tiek sudėtinga, nes reikia gauti užimtumo tarnybos leidimą dirbti, o tai jau yra papildomos išlaidos ir papildomas laiko sąnaudos. Taigi aš pakalbėsiu dabar apie antrą variantą, kur neribojamas laikas, kiek laiko galima dirbti Lietuvoje, tai yra ir tai darbas jau nebepriklauso nuo sezono. Tai yra, tu tiesiog atsiveži darbuotoją dirbti pas tave visą laiką, ar bet kokius ūkio darbus jau priklausomai nuo poreikio. Tai va, tai dabar kalbėsiu, ar aiškus pirmas kelias, ar vis dėlto dar kažką paaiškinti, Inga? Taip, kol kas jis yra aiškus, tiesiog klausantis susidaro įspūdis, kai tai tikrai ilgai trunka ir galiausiai supranti, kad galbūt sezonai gali ir nespėti, todėl aš labai dabar laukiu to antro kelio, kuris galbūt bus šiek tiek greitesnis. Deja, žinok, antras kelias, pirmas atvykimo kelias bus ilgesnis, deja, bet užtat po to jau pramynus tą pirmąjį migracijos kelią, atvažiavus į Lietuvą, tada jau ir pakeitimas, ir judėjimas darbdavių jau tada tampa sklandesnis, paprastesnis. Taigi, antrasis kelias tai yra atvykti dirbti į žemės ūkio tiesiog sektorių, turint leidimą laikinai gyventi. Dabar leidimas laikinai gyventi, vėlgi, tai jis yra išduodamas pagal darbo sutartį. Jeigu tu, kuriam laikui tu ketini įdarbinti užsienietį, tai va tam laikui ir išduodamas leidimas gyventi. Aš dar nepasakiau ir aname pirmame variante ir šiame antrame variante, darbdavys turi užpildyti iš pradžių per Migris tarpininkavimo raštą, kuriame parašo, kad aš kviečiu šitą užsienietį ir tame tarpininkavimo rašte ir turi nurodyti, kokį atlyginimą mokės ir kaip,
kuo ten tas užsienietis dirbs, patvirtinti, kad užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, tai yra suvesti būtinus duomenis apie tą darbą. Ir tada, tik tai, kai darbdavys užpildo tarpininkavimo raštą, užsienietis irgi eina į šitą tą patį Migris ir pildo jau prašymą išduoti arba nacionalinę vizą kaip pirmu atveju, arba leidimą gyventi kaip antru atveju. Čia vat, pildymas per šitą Migris, kurį matome, yra ypatingai paprastas. Pradžia, užsieniečiai pasirenki savo pilietybę ir tada eini grinai pagal vedlį, noriu gauti leidimą gyventi Lietuvoje, leidimą laikinai gyventi, darbo pagrindu. Ir va čia tada pasirenki, čia trupučiuką sudėtinga, bet vat, arba šitą variantą ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, arba ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą. Pasirenki vieną iš tų variantų ir pildai formą. Tai jeigu profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, tada užimtumo tarnybos to sprendimo, kuris iš esmės yra tas pats leidimas dirbti, tik tai vadinasi sprendimas dėl užsieniečio atitikties darbo rinkos poreikiams, tokio leidimo dirbti gauti nereikia. O jeigu profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, tada dėja kol kas dar reikia gauti leidimą gyventi. Atsiprašau, leidimą dirbti. Dabar jeigu klausi iš karto, tai čia kurios profesijos įtrauktos, kurios neįtrauktos į tą trūkstamų profesijų sąrašą, tai kadangi jos yra pririštos prie kvotų, eikim pažiūrėkime į kvotas, nustatytas pagal sektorius. Ir štai čia matom žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė sektorius. Ir čia yra išvardintos profesijos, kurios būtent yra įtrauktos į trūkstamų profesijų sąrašą. Šitas sąrašas atnaujinamas kasmet, taigi jis nuolat kinta. Pavyzdžiui, pernai jisai buvo daug ilgesnis negu šiemet. Tai va, galbūt tai yra priežastis, kodėl šiais metais tik tai 11 užsieniečių atvyko dirbti pagal būtent į žemės ūkio sektorių. Taigi tuo atveju, jeigu nereikia leidimo dirbti, kartoju, darbdavys užpildo tarpininkavimo raštą, užsienietis tada užpildo prašymą išduoti leidimą gyventi, gauna tą leidimą gyventi ir, aišku, turi rezervuoti vizitą, vėlgi ar į migracijos departamentą, ar į išorės paslaugų teikėją užsienyje ir priduoti, parodyti dokumentų originalus, nors ten tų dokumentų, tai kas darbo sutarties kopija, sveikatos draudimo galbūt kopija, ten išvardinti tai yra dokumentai, būtinai tada pirštų atspaudus, veido atvaizdą duoda nufotografuoti ir sumokėti mokestį, kuris, jeigu tu prašai leidimo gyventi bendra tvarka, yra 160 €, jeigu prašai leidimo gyventi skubos tvarka, moki dvigubai, tai yra 320 €. Ir jeigu bendra tvarka, tai iki 3 mėnesių nagrinėjimas trunka, jeigu skubos tvarka iki 1,5 mėnesio. Ir kas yra gerai mūsų schemoje, kad jeigu tu užsienyje užsisakai leidimą gyventi, taip jau pagamintas leidimas gyventi tau iškart į užsienį ir nusiunčiamas. Tai va, jeigu tu esi, nežinau, Uzbekistane, Tailande, tu ten ir sėdi ir lauki, ir kai gauni leidimą gyventi, iš karto atvyksti į Lietuvą dirbti. Dar vienas svarbus momentas iš tų svarbių dokumentų, kuriuos reikia prikabinti, yra teistumo pažyma. Vat užsieniečiai turėtų pasirūpinti, kad turėtų ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius išduoda teistumo pažymą. Tai vat, ir gauni dokumentą ir atvyksti. Atrodo sudėtinga, bet kartoju, informaciją apie paslaugas, čia yra viskas aprašyta. Tai vat, atvykti ilgiau negu 90 dienų, darbas, noriu gauti, pakeisti leidimą laikinai gyventi ir ketinu dirbti pagal darbo sutartį ir mano profesija yra arba mano profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą. Ir čia vat, yra visi dažniausiai išduodami klausimai išvardinti. Dar, aišku, yra jau eilė dalykų, kuriuos migracijos departamentas po to tikrina, nes,
Čia yra kaip pasikviesti, kaip užpildyti tuos visus prašymus, bet migracijos departamentas tikrina ką? Ar darbdavys nėra fiktyvi įmonė. Tai yra svarbu. Čia jau kovojant su nelegalia migracija, tai yra migracijos departamentas nori įsitikinti, ar darbdavys iš tikrųjų toje srityje vykdo veiklą. Tai pavyzdžiui, jeigu ta veikla yra licenzijuojama, kaip transporto sektorėje, nežinau, ar žemės ūkyje yra tokių licenzijuojamų veiklų, tai migracijos departamentas turi įsitikinti, kad ta įmonė, kuri kviečiasi užsienietį, iš tikrųjų licenzijuojama veiklai vykdyti turi reikiamą licenciją. Taip pat migracijos departamentas, čia jau pagal įstatymą, turi įsitikinti, kad įmonė toje srityje, į kurią kviečiasi užsienietį, veiklą vykdo bent 6 mėnesius. Tai yra naujai įsisteigusi bendrija negali iš karto vežti užsieniečių, jie turi 6 mėnesius pradirbti toj srity ir tik tada gali pradėti vežtis užsieniečius. Čia yra naujas pakeitimas, kurio nebuvo anksčiau, būtent kovojant su nelegalia migracija. Ir aš dabar pabandysiu pasidalinti savo skaidrėm, parodyti pagrindinius elementus, kas yra svarbu. O kol jungi, tai iš karto tada toks klausimukas iškilo su kvalifikuota, tai kaip ir viskas aišku, aš ten mačiau, nors ir 3 profesijos, svarbios profesijos, bet dažniausiai pritrūksta būtent nekvalifikuotos darbo jėgos, tai yra derliaus surinkimo metu, derliaus perinkimo metu, darbui prie derliaus saugojimo. Tai jau, kaip suprantu, toj vietoje bus likęs iš esmės vienas kelias per darbo biržą. Darbo birža irgi leidžia vežti tik tai kvalifikuotus darbuotojus, nes vėlgi, kalbant apie sezoninius darbuotojus, tai turbūt ten ta kvalifikacija yra žymiai paprasčiau vertinama, bet ne vien tik. Teisingai mastai, bet netgi šituo keliu einant, kad gauti leidimą gyventi užsieniečiui, tai yra alternatyva. Arba užsienietis turi turėti kokią nors kvalifikaciją, aš nežinau, galbūt yra kvalifikacija tenai sėti grūdus, nežinau, bet turbūt tiesiog rinkti uogas kvalifikacijos nebus. Tai arba turėti kvalifikaciją ir bent 1 metų darbo patirtį, tai yra kartu eina šitie 2 reikalavimai, arba darbdavys turi mokėti atlyginimą, kuris yra ne mažesnis nei paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio dydis. Tai šiuo metu tai yra apie 2183 eurai, net skaičius mokesčių, tai aišku, aukštas atlyginimas, galbūt ne visi gali savo leisti tokius atlyginimus mokėti darbuotojams, bet jeigu iš tikrųjų labai trūksta darbo jėgos, tokios nekvalifikuotos rinkti uogas, tai galima vežtis visiškai nekvalifikuotą darbo jėgą, bet mokėti tokį didelį atlyginimą, 2000 prieš mokesčius ir tada galėsi vežtis. Tai galbūt tikrai kažkam taip labai trūksta darbuotojų, kad jie, nes aš bent jau kai kalbuosi su ūkininkais, kartais girdžiu su žemės ūkio atstovais, kad sako, mes bet kiek mokėsim, kad tik tai jie atvažiuotų. Bet pavyzdžiui, jeigu jau trūksta traktoristo, pavyzdžiui, tai jau traktoristas, tai tam reikia turėti vairuotojo pažymėjimą, tai jau yra kvalifikacija. Ir jeigu jis turi vairuotojo pažymėjimą plus 1 metų per 3 metų darbo patirtį, tai jau yra tinkami dokumentai ir jau tada tokio didelio atlyginimo mokėti nebūtina, įrodinėti nebūtina. Tai iš ties reikia pagalvoti, galbūt tiks tas variantas. Tai ką aš dar norėjau atkreipti dėmesį, įdarbinant pagal tą leidimą gyventi, įdarbinti reikia pilnam darbo laikui. Negalima sakyti, kad aš tave čia 2 valandom įdarbinsiu, o jau ten kitą laiką tu veiką nori. Tada, žinom, pagal darbo kodeksą gali būti, yra dabar tokia nauja darbo sutarties forma, darbo keliems darbdaviams sutartis, kai keli darbdaviai sutelktiniai įdarbina vieną užsienietį. Ir galbūt žemės ūkio sektorija tai yra svarstytinas ir galbūt galėtų būti patrauklus variantas, nes galbūt tau nereikia darbuotojo visam laikui, bet 4 darbdaviai
būtent įdarbinant užsienietį negali būti daugiau nei 4 darbdaviai, bet 4 darbdaviai ir tas užsienietis taip ir suka ratą, tenai vieną dieną pas vieną padirba, kitą dieną pas kitą. Ir tas, pavyzdžiui, atlyginimas mokamas tam darbuotojui, jeigu jis susisumuoja per visus 4 darbdavius. Ir tas pilnas darbo laikas taip pat susisumuoja per visus 4 darbdavius. Tai galbūt tas toksai variantas iš ties žemės ūkio sektoriui būtų patrauklus. Reikia apsvarstyti. Ir visada, nepaisant to, kad yra 4 darbdaviai, pagrindinis atsakingas yra tas darbdavys, kuris pildo tarpininkavimo raštą. Bet tą irgi reikia žinoti. Tai toliau, dar reikia žinoti, kad tokiu atveju tu darbuotoją užsienietį turi įdarbinti ne mažiau nei 6 mėnesiam. Turi įsipareigot, tą darbo sutartį sudaryti bent jau 6 mėnesiam. Jinai gali būti neterminuota. Gali būti iki 2 metų, kaip jau nori, bet leidimas gyventi maksimum išduodamas 2 metams, net jeigu sutartis yra neterminuota. Dar vienas žinotinas dalykas, gavęs leidimą gyventi, užsienietis gali jau Lietuvoje kreiptis į migracijos departamentą ir prašyti leidimo leisti pakeisti darbdavį, perbėgti, taip sakant, pas kitą darbdavį. Tai dabar yra uždėtas ribojimas, kad pirmus 6 mėnesius jis to padaryti negali. Nes iš tikrųjų pirmasis darbdavys daug investuoja, kad atsivežtų tą užsienietį ir jeigu jisai labai staigiai pabėga iš jo, tai iš ties yra nuostoliai patiriami. Nuostoliai. Taip. Ir klausimas, kaip čia, kodėl tas užsienietis iš vis vyko pas šitą darbdavį, jeigu iš karto keičia tą darbdavį. Tai ir tada yra jau kiti dalykai, kur, sąžiningam darbdaviui nėra čia apie ką galvoti, bet ką migracijos departamentas tikrina ir kas žinotina, kad pavyzdžiui, jeigu darbdavys buvo nubaustas valstybinės darbo inspekcijos už apskritai nelegalų darbą, bet ne tik užimtumo įstatymo pažeidimus, pavyzdžiui, neapskaitė kelių darbo valandų, pavyzdžiui, tabelėje ir už tai buvo nubaustas, tai jau tokia nuobauda uždraudžia metus įdarbinti užsienietį. Tai čia yra labai griežtos taisyklės, tai dėl to reikia labai žiūrėti, kad sąžiningai, atsakingai tvarkytum tą visą tabelį, darbo laiko apskaitą, kad VDI ne už ką nenubaustų, nes jeigu bus bent koks toks baustumas, leidimo gyventi negalėsime išduoti užsieniečiams. Ir neturėti skolų valstybės biudžetui. Čia yra labai dažnas atvejis, kai pavyzdžiui, susidaro kokią nors nepriemoką sodrai. Ir tada migracijos departamentas ten rašo, skambina darbdaviui, sakydamas, būkit malonu, susimokėkit skolą, nes mes čia norim jau išduoti leidimą gyventi, bet jūs dar skolingi. Tai palauksim, kol sumokėsit skolą. Tai ir pats užsienietis turi neturėti skolų, tai aišku, naujai atvykstantiem tai neaktualu, bet būna tokių, kurie, pavyzdžiui, čia dirbo pavėžėjam ir irgi susikaupė mokesčių prievolę VMI už individualią veiklą, bet jie nesusimokėjo, tai jau leidimo gyventi ir negaus, jeigu nesusimokėjo. Tai štai, tai tokie saugikliai, ką reikia turėti omenyje, bet iš pradžių gali atrodyti labai baisu, kad yra labai sudėtinga, bet praėjus pirmą kartą, po to jau gali, kodėl didžiosios įmonės jau veža daug užsieniečių, nes jos praeina pirmą kartą, tuos pirmus pragaro ratus ir paskui jau mato, kad jau atidirba sistemą ir jau tada tampa daug lengviau įdarbinti užsieniečius. Taip, iš pirmo karto tikrai skamba sudėtingai, tada dar trumpai kartelį tiem, kurie niekada to nedarė ir tokiem kaip aš, kuriem irgi reikia 3 kartus kartoti, tai kuris tas kelias patogesnis? Patogesnis vis dėlto, nors aš labai sudėtingai šnekėjau, patogesnis yra šitas kelias su leidimu gyventi. Ir kodėl? Todėl, kad, kaip ir sakiau, sezoniniam darbui gerai tu atsiveži tuos užsieniečius, bet jie nuravėja tau ten tas uogas, nuskynė, jie privalo vėl išvykti. Ir kitais metais, norėdamas jos kviestų, vėl turi pereiti tą, kad turi kreiptis į užimtumo tarnybą, gauti leidimą dirbti, tada vėl viza užsienyje
patekti, gauti vizos eilės laukimo yra ilgos, čia ne tik į Lietuvą, į visas ES šalis, tai va tas procesas kiekvieną kartą iš naujo kartojas. Tuo tarpu su leidimais gyvent, pirmas procesas irgi yra lygiai toks pat kaip sudėtingas ilgas, nes reikia gauti, sulaukti tos vietos, priduoti dokumentus, nes užsienį išties laukimo eilės yra. Bet jau tu, kai gauni tą leidimą gyventi, tu jau atvyksti į Lietuvą ir visų pirma, tu jau esi traktuojamas kaip bet kuris gyventojas, tau ir darbdavys, kai moka visus mokesčius, tau ir sveikatos draudimas, tas normalus yra gydymas valstybės įstaigose, nereikia specialiai papildomo sveikatos draudimo. Taip pat tu jau čia gyveni ir jau tada pasikeisti ar darbdavi, ar kitą leidimą gyventi, jau tu gali neišvykdamas iš Lietuvos ir tas keitimas, jeigu tik tai laiku susitvarkai, reikia kreiptis, aš rekomenduoju likus 4 mėnesiams iki turimo leidimo gyventi galiojimo pabaigos, tas keitimas jau tada vyksta labai sklandžiai. Tai vat, tai ir plus dar yra toks, jeigu paklausi, jeigu duosi laiko, papasakos apie pokyčius nuo kitų metų, tai bus dar vienas palengvinimas, tai dar patrauklesnis taps šitas antras variantas. Tai jau laiko, tai tikrai, kad geriau būtų, kaip sakoma, įsisąmonintume visą tą informaciją. Bet kokiu atveju klausimus galima bus užduoti tiem, kas čia nedalyvauja, o tiesiog žiūrės mus ateityje, galima su mumis susisiekti ir klausimus mes tikrai pasistengsim atsakyti. O dabar tada sekantis būtų toksai momentas, kai jau pradedam kalbėti, kad užsienietis atvažiuoja, kad jau praėjo darbdavys visus tuos, kaip sakant, kelius, tuos laiptelius ir visa kita. Tai nuo kurio momento užsienietis gali pradėti dirbti ir kada jis jau atvažiavęs gali pradėti savo startą padaryti pas darbdavį, kuri darbo diena jau būtų jam pirma? Taip, čia geras klausimas. Aš vėl noriu parodyti savo skaidrės, ką svarbu žinoti, tai yra tik tai aukštos kvalifikacijos darbuotojai ir karo pabėgėliai, kurie gauna specialų statusą, gali pradėti dirbti nuo to momento, kai tik tai pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi. Visi kiti turi sulaukti, kada jiems į rankas bus išduotas leidimas gyventi arba darbdavio keitimo atveju priimtas sprendimas leidžiantis pakeisti darbdavį. Tik tada jie gali pradėti dirbti. Ir tai yra labai svarbu įsisąmoninti, nes jeigu nesulaukia migracijos departamento sprendimo darbdaviai įdarbins užsienietį, tai bus laikoma nelegaliu darbu. tą reikia labai įsisąmoninti, nes pastaruoju metu daug kas neįsitikinęs, kokiu čia pagrindu tas užsienietis pas mus yra, įdarbina užsienietį ir jau kiek esu atveju girdėjusi, kad yra nubaudžiami už nelegalų darbą. Ir susijęs dalykas dar kartą, kad realiai po pakeitimų, kurie įsigaliojo šių metų Liepą, iš principo Lietuvoje gali dirbti tik tie užsieniečiai, kurie turi Lietuvos išduotą leidimą gyventi, tai tik tai jie gali dirbti. Na ir sezoniniai darbuotojai, jeigu, kaip jau minėjau, tie, kurie atvažiuoja su Šengeno viza arba su nacionalinė viza, išduota darbo kaip sezoniniam darbuotojui pagrindu. Tik tai tie gali dirbti. O tai, kaip būdavo anksčiau, kad turi ten Lenkijos leidimą gyventi ir čia dirba, šitie atvejai nuo Liepos 1 dienos yra nelegalūs. Ir dar kalbant apie darbdavio keitimą, net jeigu užsienietis turi galiojantį leidimą gyventi darbo pagrindu ir nori įsidarbinti pas kitą darbdavį, to padaryti negalima tol, kol vėl reikia kreiptis į migracijos departamentą. Migracijos departamentas turi leisti pakeisti darbdavį ir tik tada galima įsidarbinti pas kitą darbdavį. Čia yra dar viena klaida, kurią labai dažnai daro darbdaviai ir pakliūna ir būna nubausti. Tai šie yra 2 momentai, kuriuos labai svarbu įsidėmėti.
Čia tikrai labai svarbus momentas, nes atrodo Taip. jau viskas, dokumentus sutvarkėjai, atvažiavo žmogus pas tave ir pradėjo dirbti, o pasirodo dar reikia įsitikinti, kad jau turi teisę jį pristatyti prie darbų arba jisai stoti prie darbų. Kaip sakau, tų niuansų yra labai žiūriu daug. Tai, o kaip su tais užsieniečiais, kurie jau gyvena Lietuvoje? Jų kažkokia kitokia situacija ar panašus procesas, nes mes jau dabar turim tikrai nemažai, kaip suprantu. Taip. Tai koks kelias juos atsivesti į savo ūkį ar į savo įmonę? Su jais yra daug patogiau, nes pavyzdžiui, kas studentai arba šeimos nariai, jie turi tuo pagrindu išduotus leidimus gyventi ir jie gali dirbti kuo tik nori, kur tik nori, taip kaip ir Lietuvos piliečiai. Tai vat darbdaviui svarbiausia, jeigu ateina koks nors užsienietis sakantis, aš čia gyvenu, turiu teisę gyventi, arba tie patys pabėgėliai, pavyzdžiui, kurie kaip pabėgėliai turi leidimus gyventi, tiesiog darbdavys turi paprašyti leidimo gyventi kortelės, pasižiūrėti, ar jinai yra galiojanti, įsitikinti, ar čia tikrai kaip šeimos nariui išduota, ne kaip darbuotojai. Svarbiausia, kad ne kaip darbuotojai. Ir jeigu tas dokumentas galioja, tai to dokumento galiojimo laikotarpiu galima įsidarbinti tą užsienietį kaip Lietuvos pilietį. Tai iš tikrųjų čia yra irgi dar vienas variantas, jeigu reikia grybų rinkėjų, uogų rinkėjų, yra pabėgėliai, Ukrainos karo pabėgėliai, studentai, prašom, galima juos laisvai darbinti. Nes pastebėjau, kad darbo rinkose, tiek prekybos centruose dirba ukrainiečiai, kurie dauguma iš jų net pramokė lietuvių kalbą, tai irgi normalus štai toksai klausimas ir iškylo. Tai kokie tie pokyčiai numatyti nuo 25 metų? Aš sakyčiau, visai neblogi pokyčiai nusimato, nes kaip pasakojau, kad šiuo metu reikia žiūrėti, ar profesija įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą, ar neįtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą. O jeigu ten nesuprasi prie kurio, ir čia prasidėdavo žaidimai, tai nuo kitų metų nebelieka to trūkstamo profesijų sąrašo, 4 skirtingų kvotų, lieka tik vienintelė kvota, nustatoma absoliučiai visiems užsieniečiams, kurie atvyksta dirbti į Lietuvą ir nenoriu išgąsdinti, ne visiems dirbantiem, o tik tai oi, atsiprašau, čia trupučiuką jau šitą matėm, po pokyčiai. Tai kartoju, nustatoma viena kvota, bet visiems pirmiesiems leidimams laikinai gyventi darbo pagrindu. Tai yra visi tie, kurie pirmą kartą gauna leidimą gyventi darbo pagrindu. Ar pirmą kartą atvyksta į Lietuvą, arba galbūt čia Lietuvoje buvo kaip studentai gyveno, bet pasikeičia ir įeina į darbo rinką, pavyzdžiui. Tai palengvinimas yra, kad gerai, nustatoma kvota ir kol ta kvota neišnaudota, galima įdarbinti užsieniečius, gauti jiems leidimus gyventi darbo pagrindu, nepriklausomai nuo profesijos ir darbo, kokį jie čia užims. Ir nebereikės gauti užimtumo tarnybos to leidimo dirbti, apie kurį pasakojau, kai ten skelbti darbo vietą ir taip toliau. Tai čia yra milžiniškas palengvinimas, tai yra, kol neišnaudota kvota, galima gauti pirmosius leidimus gyventi. Aišku, tada klausimas, o tai kokia čia ta kvota ir kas tada, jeigu kvota išnaudota? Tai kvota yra įstatyme nustatyta nedaugiau nei 1,4% nuo Lietuvos gyventojų skaičiaus, tai šiuo metu tai yra apie 40 000. Turėkime omeny, pirmieji atvykstantis, tai yra pakankamai didelė kvota. Aišku, socialinės apsaugos ir darbo ministrui palikta laisvė, suderinus su vidaus reikalų ministru, mažesnę kvotą nustatyti, jeigu pamatys, kad mūsų darbo rinkoje padaugėjo vietinių bedarbių ir dėl to jau užsieniečių vežtis nebereikia. Tai bet įsivaizduokim, jeigu kvota išnaudojama, tarkim, metų ten antroji pusė jau visi užpildyta, ar galima toliau įdarbinti? Taip, galima, bet vienintelė sąlyga, kad turi būti atvežamiems užsieniečiams mokamas didesnis atlyginimas. Tai yra 1,2 BDU. Tai kaip sakiau, kad BDU yra apie 2000, grubiai 200, tai plus kiek čia išeis,
2500 ar kiek čia man su matematika nelabai gerai prieš mokesčius. Tai yra taip didesnis atlyginimas, bet jeigu tau labai reikia darbuotojo, tai tu ir už didesnį atlyginimą atsiveši. Na ir kitas alternatyva, vienas BDU, kai profesija įtraukta į ekonomikos ir inovacijų ministerijos tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų sąrašą, tai čia, manau, žemės ūkio sektorių nelabai aktualu, todėl kad čia mes kalbam. Aktualu kartais, aktualu, nes yra labai labai retų profesijų, kartais kai net labai aktualu, kur mes Lietuvoje visai neturim, bet taip mažiau aktualu negu kad, tarkim, kitiems sektoriam galbūt. Nu tai vat kursyvų vis dėlto parašiau, kad nesipainėtų. Tai vat, ir kokios dar naujovės, kad čia dar reikia žinot, kad darbdavys, kai jis įdarbina užsienietį, jis turi informuoti apie įdarbinimą sodrą ir man rodos užimtumo tarnybą, jeigu neklystu, ir kai atleidžia, arba jeigu užsienietis gauna leidimą gyventi, bet darbdavys dėl kažkokių priežasčių vis dėlto neįdarbino užsieniečio, tai jie privalo apie tai informuoti migracijos departamentą, vėlgi pildydami specialią pranešimo formą tam pačiam migracija.lt puslapyje. Tai vat nuo kitų metų sausio 1 dienos, jeigu tu įdarbinai užsienietį, bet po to jį atleidai, tai nebereikės papildomai apie tai informuoti migracijos departamento, užteks tik tai informuoti sodrą, o jau migracijos departamentas pats tą informaciją pasiims. Ir primenu, kad apie tai informuoti yra svarbu, nes tik nuo to momento darbdavys tampa jau nebeatsakingas už tai, ką užsienietis čia darys toliau Lietuvoje. Taigi tą informavimą atlikti yra svarbu. Na ir dar vienas, atsiprašau, saugiklis, nes būna atveju, kai, ne žemės ūkio turbūt sektoriuje, kitose sektoriuose atsiveža darbuotoją į kažkokį projektą, ten darbuotojas projekte padirba ir paskui iki kito projekto išeina tokia vos neprastova, tai kaip kai kurie darbdaviai gudrauja, tai yra išleidžia užsienietį neapmokamų atostogų ir tuo metu tas užsienietis čia ar taksi vairuoja, ar nežinau ką veikia. Tai vat, kad tokių gudravimų nebūtų, nauja taisyklė nuo sausio 1 dienos, jeigu darbdavys vežasi užsieniečius, bet migracijos departamentas pamato, kad pas tave yra 2 arba daugiau įdarbintų užsieniečių, kurie yra būtent tose nedraudiminiuose laikotarpiuose ilgiau negu 3 mėnesius, tai tada bus jau draudžiama vežtis naujų užsieniečių, kol bus tie 2 ar daugiau nedraudiminių užsieniečių. Tai čia grinai tokiem gudručiam, piktnaudžiaujantiem darbdaviams apriboti, bet visiems kitiem, kuriem iš tikrųjų veža užsieniečių tiek, kiek jiem reikia, tai šita nuostata vėlgi bus neaktuali. Tai čia yra šiaip labai geros žinios, visi kalba, kad oi kvota, bet visi, reikia žiūrėti tą bendrą vaizdelį, kad iš ties imigracija taps dar patrauklesnė, kaip patrauklesnis, paprastesnis būdas įsidarbinti užsienio darbuotojus. O dabar kalbi apie kvotą. Kvota iš tikrųjų pakankamai didelė, ypač suvokiant, kad tai yra pirmam įvažiavimui, o ne visiems bendroji sumoje. Bet aš kaip supratau, čia visai valstybei tokia kvota yra. Nes labai žinom, kad, pavyzdžiui, transporto sektoriai, jie yra linkę labai, nežinau, ar hiperbolizuoti, ar jiem iš tiesų reikia tokių tūkstančių darbuotojų. Bet kokiu atveju, kaip supratau, tie sektoriai turės dalintis tarpusavį. Taip, turės dalintis, turės sugyventi, bet vėlgi žinant, kad artėja šitas momentas migracijos departamentas, nuo Liepos 1 dienos šių metų buvo sugriežtintas užsieniečių įstatymas ir migracijos departamentas dėka tų sugriežtinimų pradėjo vykdyti daug griežtesnę kontrolę. Ir kur čia kalbu apie tokius nedraudiminius laikotarpius, visą kitą, tai yra migracijos departamentui duota įrankių kontroliuoti tokius piktnaudžiavimus, kai užsieniečiai tiesiog įdarbinami neatsakingai. Ir atsirado galingas įrankis, migracijos departamentas gali, pamatęs, kad įmonė neatsakingai darbina užsieniečius, jos atleidžia, vėl priima
tai jau panašu į kažkokį tai nelegalios migracijos kanalą, migracijos departamentas jau turi įrankį galimybę uždrausti darbdaviui 6 mėnesius apskritai kviestis užsieniečius. Ir tai yra labai toks stiprus įrankis, kuris jau dabar mes matom padeda tramdyti ir padeda užkardyti tokius masiškai užsieniečius vežančius ir šitą kvotą deginančius darbdavius įmonės. Tai šitas sugriežtinimas leis užtikrinti, kad ta kvota bus naudojama sąžiningai ir tik tai tų darbdavių, kuriems reikia iš tikrųjų užsienio darbo jėgos. Smagu girdėti, tai tuomet dar beliko paklausti, nes, tarkim, aš įsivaizduoju save, jeigu man reikėtų ar tai gamyboje, ar žemės ūkyje tų darbuotojų rasti, aš patirties neturiu, pažįstamų, tarkim, neturiu, iš arčiau važiuoti nenori, iš toliau reikia vežtis ir gal migracijos departamentas arba pati asmeniškai galiu patarti, kaip susirasti tuos darbuotojus, kad ir pačiai nenudegti kaip, tarkim, darbdaviai, nes suprantam, kad iš vienos pusės mes darbdavius kaip ir tramdom, bet iš kitos pusės reikėtų juos ir apsaugoti nuo to, kad jų nepradėtų apgaudinėti. Tai kaipgi tuos darbuotojus surasti darbdavę? Čia yra labai sudėtingas klausimas ir mano patarimai yra tokie, kas galbūt pasakys naivus, bet iš ties tai visų pirma yra darbdavių organizacijos, tos didžiosios skėtinės, kurios jau keičiasi informacija ir turi informacijos, kaip geriau atsivežti iš vienos šalies, iš kitos šalies, tai reikėtų kreiptis į tas skėtinės organizacijas jau patarimo, jeigu esate nariai, arba tiesiog keistis gerąją praktiką, nes pagal kiekvieną šalį yra skirtingos taisyklės. Bet jeigu to nėra, tokių skėtinių organizacijų, kurios galėtų patarti, tai aš iš ties rekomenduočiau naudotis pasaulyje žinomų įdarbinimo tarnybų paslaugomis. Tai yra, jeigu yra žinomi tie brandai vadinamieji, kurie veikia visame pasaulyje, tai kreiptis į įdarbinimo tarnybas ir prašyti, kad jos surastų tau darbo jėgą, nustatai kriterijus, taip tu sumokėsi šiek tiek daugiau, bet tu būsi užtikrintas, kad tau pasiūlys darbuotoją, kuris išmano savo darbą. Nes vėlgi, kaip darbdaviai nudega, kad jie galvoja, ai čia pigiai pamokėsiu kažkokiam ten vietos tarpininkui, jis čia man kažkokią jėgą suras. Ir tada jie nudega, nes atvažiuoja nekvalifikuoti darbuotojai, kurie tiesiog apgauna darbdavį. Kad jie sako, taip, moku virinti, duodi ten jam tą suvirinimo aparatą ir jisai žiūri, kaip pažįsi naujus vartus, nes nemoka tuo aparatu naudotis. Tai mano patarimas yra naudotis tarptautiniam įdarbinimo agentūrom ir jų paslaugomis. O jau paskui, jau išdirbęs, jau tada gali pats ieškotis ten tų darbuotojų. Ir plus, aišku, yra mūsų atstovybės, diplomatinės atstovybės, kurios neteikia tos tarpininkavimo paramos, bet jos taip pat gali padėti suvesti su vietos organizacijom, kurios yra patikimos. Nes yra atskiriose šalyse, pavyzdžiui, Uzbekistane, Filipinuose, Turkijoje toj pačioj yra jau specializuotos agentūros, valstybinės arba pusiau valstybinės, kurios rūpinasi darbuotojų emigracija, tvarkinga emigracija ir kurios padeda atrinkti išties kvalifikuotą darbo jėgą. Tai apie tokias agentūras tikrai žinos mūsų diplomatinės atstovybės. Tai ką, iš tikrųjų labai ačiū, kaip supratau, visa tai yra įmanoma, tiesiog reikia iš anksto planuoti ir nuo 25 metų bus dar labiau įmanoma, tai gal kažkiek tai mūsų šalies ūkininkam padės kitam sezonai pasilengvinti savo dalį, ypač dideliems ūkiams, ypač tiems, kuriems reikia daug darbo rankų. O klausimai, jeigu juos kils, tikrai galite su mumis susisiekti, rašyti klausimus, mes atsakysim, galėsim ir video siužetais atsakyti, nes nemanau, kad Evelina atsisakys dar kartelį sudalyvauti.
Ir šiandien, kaip ir minėjau, pas mus į klausimus atsakinėjo Evelina Gudzinskaitė, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė, ir taip pat buvau aš, Inga Kupčiūtė, Agrosektoriaus verslų asociacijos prezidentė. Tad dėkui, kad klausėtės, ir iki kitų kartų.